Mes gyvenam savo interpretacijų iš to pasaulio. Yra realybė, jinai vyksta savo eiga ir mes kiekvieną įvykį interpretuojam savaip. Ir realiai, kaip mes interpretuojam situaciją, tokioj situacijai mes ir gyvenam. Pavyzdys. Aš dabar neturiu darbo. Ir aš galiu šitą dalyką interpretuoti labai įvairiai. Tikrai mano mintise apsilanko ir tokios istorijos kaip, o dieve, aš čia visiškai nevykėlė, nesugebu net darbo susirasti. Interpretuojam kitą pusę. Jėzu, kaip gerai, kad vasarą neturiu darbo, nes tikrai vasarą būt bedarbė yra geriausias laikas. Ta interpretacija, ta istorija, kurią pasakojam savo, kai kažkas įvyksta, tai ir yra ta realybė, kurioje mes gyvenam. Faktai yra faktai, o interpretaciją mes galim pasirinkti. Mes galim pasirinkti, kaip kiekvieną įvykį savo gyvenime interpretuoti, kokią istoriją savo papasakoti apie tai, kas įvyko. Ir visada yra galimybė rasti tokią istoriją, kuri pakreiptų dalykus į tokią teigiamą pusę labiau. Visų pirma, tai reikia savo tas istorijas pagauti. Reikia sąmoningai pastebėti, ką aš savo pasakoju, kai dalykai vyksta. Ir tada įsivertinti, ar man tinka ir patinka šitą istoriją, ar vis dėlto aš norėčiau kažkaip kitaip interpretuoti šitą situaciją. Jeigu norisi to daugiau pozityvo, daugiau lengvumo, daugiau džiaugsmo gyvenime, tai tada tikrai pabandykit žengti dar vieną žingsnį link pozityvesnės istorijos. Kad ir kas vyksta gyvenime, pabandyk rasti, kodėl tai yra gerai, kodėl man tai yra į naudą, kodėl verta džiaugti šitu, kas vyksta dabar. Iš pradžių tai reikalaus sąmoningų pastangų, bet po kurio laiko tai taps absoliučiu įpročiu, kurio negalėsit iš savęs išgyvendinti, nes jisai tiesiog atneša tiek džiaugsmo, kad net neverta.